Eksperimentams per svarbiausią sezono rungtynes pasiryžęs Marijampolės Sūduvos vyriausiasis treneris Darius Gvildys buvo stipriai nuviltas. Jo auklėtiniai 0-4 nusileido Serbijos Novi Sado Vojvodina ekipai. Neabejotinai tam didžiulę įtaką padarė žaidėjų perstumdymas. Puolėjas Paulas Laukšys pirmą kartą per karjerą žaidė dešinio gynėjo pozicijoje. Valdemaras Borovskis ir Nerijus Radžius iš gynybos grandies pastumti į saugų poziciją. Dar du saugai Povilas Lymanas ir Marius Šoblinskas taip pat žaidė ne savo vietose. Pirmasis atitrauktas į vidurio gynėjo grandį, antrasis centrą buvo priverstas iškeisti į kairį kraštą. Į stadioną susirinkę žiūrovai nedviprasmiškai kalbėjo, kad tokias rokiruotes sugalvojo ne treneris, o klubo prezidentas Vidmantas Murauskas. Tiesa, pats Darius Gvildys spaudos konferencijos metu pabrėžė, kad tai jo sprendimas. Praktiškai būtų neleistina klaida. O tie visi eksperimentai, Lukšio atitraukimas į gynybą? Šiai dienai mes nesam tiek turtingi komplektacijos atžvilgių. Mes neturim, Lukšys susirgo angina, Šoblinskui sumušta koja, praktiškai rizikavome išleisdami antrą kėlinį. Tai tiesiog, aš sakau, mes galim taktikas kokias norim dėlioti ir čia net ne eksperimente esmė, buvo pasakyta, kas kur žaidžia, ką darom. Tačiau tiesiog reikia pažiūrėti, kokius įvarčius praleidom ir sakau, tai čia gali dėlioti, ką nori žmogus. Kol mes tokias klaidas darysim, tai jokios taktikos niekas nepasteisins. Bet tai gal savo vietose nebūtų tų klaidų, tarkim, jeigu Borovskis ir Leimonas būtų savo vietose, Radžius savo? Palaukit, Leimonas šią dieną aš matau jį tik tai vienoje pozicijoje. Radžius labai gerai sužaidė Vojvodinoj. Moka pristabdyti atakas, gali ramiai pasą atiduoti. Čia, žinot, daugiau klaustukų nei atsakymų. Todėl čia eksperimentas neįvardinčiau, tai jeigu tu ruošiesi, žaidėjai žinau, ką daryti ir panašiai. Pasakau dar kartą, pažiūrėkim, kokius įvarčius gavom. Rungtynių baigtis buvo nulemta 40 minutę, kai Vojvodina pelnė trečiąjį rungtynių įvartį. Savo ruožtų Sūduva pirmą smūgį varžovų vartų link pasiuntė tik 69 minutę. Sūduvos rezultatyviausias žaidėjas Rafaelis Ledesma sako, kad to priežastis daug aukštesnis varžovų meistriškumas. Sunku komentuoti, nes pralaimėjome rungtynes. Serbų komanda labai stipri, mes žaidėme labai blogai ir matome to rezultatą. Turėjome mums palankų rezultatą 1-1, bet neišsaugojome jo. Ankstyvas įvartis labai prisidėjo prie to, kad pralaimėjome. Tapome nervingesni, neišlaikėme koncentracijos. Sužaidėme dvi skirtingas rungtynes. Serbijoje puikiai išlaikėme koncentraciją, o čia to padaryti nepavyko. Negalime lyginti dviejų rungtynių, nes jos buvo nevienodos. Vojvodina pateko į trečiąjį UEFA Europos lygos ratą, kuriame susitiks su Vienos Rapido ekipa.